Svajonės, kol esam jauni, dažniausiai svajojam labai daug ir kai ateina su amžium, kažkur paleidžiam tas svajonės. Kai darau apklausas moterų, dar didelis skaičius, kad sako, nežinau, ko noriu, arba neleidžiu savo svajoti, arba nebetikiu, įjungiam tą negatyvą ir pamirštam, gyvenam tokį automatinį gyvenimą pasroviui. Mylima veikla, išpildymas svajonių, tai yra ta energetika, kuri duoda mums materija magnetiškumo, prasmė gyvenimo, energetiškai tai yra, kodėl neskrajoti gyvenimą su pilnu užpildyta stiklinė, negu pustučia, visada tokia baigta baterija, tai yra baterija iš tikrųjų. Įsivaizduokit, aš mažo miestelio mergaitė pradedu mokyti apie tantrą, seksualumą. Ta pradėjau kažkur prieš 8 metus. Ir tai buvo iš tikrųjų čia, videos pirmosius rašiau ant šitos lovos ir buvau palaikoma pusbrolio žmonos, kuri mėgsta madą, kuri mėgsta ir pastūmėdavo mane į drąsumo, apsirengimo, papuošdavo. Šiandien taip pat yra papuošusi po tiek metų, grįžusi čia. Suprantu, kaip yra svarbu palaikymas. Taigi, jeigu turi svajonę, ieškok, kas tavo svajonę palaikys. Kaip gėlytę mažą augini, tu ją saugai, laistai, prižiūri. Tas pats su svajonė. Turi saugoti, turi svarbiausias dalykas susirasti bendraminčius. Įsivaizduokit, tokia tėvų tema nebuvo man taip lengva pradėti kalbėti. Lietuvoje, ten, kur užaugau, taip pat labai konservatyviai, susikauščiusi, taip pat jaučiau nejautrą ir taip pat tylėjau, tą temą negalėjau kalbėti ar paklausti. Nei vieno apie tai, kol nebuvau Kanadoje ir paklausiau ginekologo, kuris pasakė, susiras tokį pat šaltą ir bus viskas gerai. O kai atradau tą antrą, suprantu, kad tai visiškas melas. Ir kai būdama gyvendama toje aplinkoje, Tailande, tarp kur visi mokėsi apie seksualumą, buvo normalu apie tai kalbėti. Ir taip mes išsprendžiam tas problemas ir ateinam į savo svajonę, surandam mylimą veiklą, taip įsijungiam save ir savo pilnavertiškumą. Taigi, jeigu apie svajones pasakyti vieną dalyką, tai pirmas žinoti, ko norėti, antras imtis veiksmo, trečias turėti tą aplinką, kurią tave palaikys, kol eini pirmus žingsnius, nes įsijungia daug dvejonių, įsijungia visokių minčių, kad tu negali, kad tu nesugebi, kiti sugeba, gal tu netoks ypatingas. Bet kai tą momentumą praeini, tu augi, tu supranti, kad gyvenimo prasmė visgi yra augti, o ne kaupti turtą ar kažkaip atrodyti. Tai yra malonu pildyti savo svajones. Toks vienas klausimas. Tau pasakytų, liko tau gyventi 3 mėnesiai. Ką tu darytum savo gyvenimą? Kokie tai būtų 3-5 žingsniai, kurios įvykdytų? Tai visada padeda mums susisieti su realybė ir vykdyti svajones. Kokie 5 dalykai, kuriuos darytum, jeigu žinotum, kad tau liko gyventi 3 mėnesiai? Gyvenk šitą mintim kasdien ir atrasi tos atsakymus ir pradėsi stumti save link svajonių, o ne to pasyvesnio, gal automatiško gyvenimo. Apsidėk tai žmonėm, kurie tave palaikys. Sėkmės!